Toli, labai toli, kur snaigės šoka ore, o danguje spindi šiaurės pašvaistės, stovi ypatinga vieta – Kalėdų senelio namai. Tai vieta, kurioje gimsta stebuklai ir saugomi slapčiausi norai. Taip, šitas berniukas klausėsi tėvų, šita mergaitė tvarkėsi žaislus. O kasgi čia? Palauk, kasgi čia? Ypatingas vaikas? Ak taip, laukiau laiško apie vieną ypatingą vaiką. Vėl pamačius tave net širdis sušilo. Šitą nuotrauką tikrai pasidėsiu į savo ypatingą dėžutę. Ar žinojai, kad mano elfai ir net mažos zylutės man atneša žinias apie kiekvieną vaiką pasaulyje? Mane pasiekė žinios apie tave, o jų buvo labai daug. Jie man pripasakojo tiek visko. Apie tavo šypsenas, kurios praskaidrina draugų dieną. Apie pagalbą namuose. Apie tai, kaip daliniesi savo žaislais. Ir net apie tai, kaip stengiaisi išmokti naujų dalykų. Taip, tokie darbai tikrai priklauso dovanų sąrašui. Žinoma, būna visko. Ir mažų išdaigų, ir šiek tiek užsispyrimo. Bet be to būtų per daug nuobodu, ar ne? Oi, kartą net mano elniai prisigalvojo išdaigų. Įsivaizduok. Rudolfas nusprendė pasislėpti maiše su dovanomis. Kai reikėjo dovanų, radau tik besišypsančią jo nosį. Oi, buvo juoko. Kalėdos be dovanų? Tikrai taip nebūna. Mano elfai pluša dieną naktį. Ir tavo dovana jau ruošiama padėti į mano didįjį maišą. Ji tikrai pasieks tave laiku. Aš jau ruošiuosi didžiajai kelioniai. Visai netrukus sėsiu į savo magiškas roges. Žinau, kaip stipriai manęs lauki. Kalėdų naktį nepamiršk man palikti sausainių ir pieno arba kakavos. Kakava saldesnė, aš ją labiau mėgstu. Ji tokia gardi, suteikia man jėgų keliauti per visą pasaulį. Iki pasimatymo. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho.